Tęsiant tą pačią temą apie atšalusių orų dovanojimus nemalonumus, mes norime priminti seną gerą patikrintą būdą, kaip gydyti peršalimo ligas. Tiesa, tai padaryti reikia kuo greičiau, pajutus pačius pirmuosius peršalimo simptomus. Gerklės skausmas, sloga, temperatūra, kankinantis kosulys – šaltojo metų sezono atributai. O pasveikti norisi greitai. Nuo seno buvo žinoma, kad sergant kvėpavimo takų lygomis labai padeda drėgna pirtis. Išdžiūvusi kvėpavimo takų gleivinė lengviau pažeidžiama. Drėgna, neišdžiūvusi gleivinė yra atsparesnė. Tačiau kiekgi prilakstysime į pirtį, o garų terapijos virš puodų vargina. Vaikučiai jos dažniausiai nemėgsta, nes garai dažnai ir degina. Tačiau inhaliacijos gydo ir daug greičiau. Visų pirma, ūminės kvėpavimo takų ligas, kurios pasireiškia sausų kosuliu, burnos džiovimu, gerklės perštėjimu bei skausmu. Inhaliuojant galima sutrumpinti ligos eigą, sulėtinti jos pasekmes. Kartais netgi galima išvengti antibiotikų naudojimo. Inhaliacinė terapija pagreitina pasveikimą 1,5–2 kartus. Kita susirgimų grupė, kuriai esant naudojama inhaliacinė terapija, tai lėtinis kvėpavimo takų lygos. Tokios kaip bronchitas, bronchinė astma, laringitas. Daugelėje šalių žmonės sergantis lėtinėmis kvėpavimo takų lygomis turi namuose inhaliatorius ir jais sėkmingai naudojasi. Inhaliatorių dėka galima nutraukti bronchinės astmos priepuolius, nesikreipiant į greitąją medicininę pagalbą. Atvėsus orams vis dažniau girdime įvairiausius kosulio garsus. Vieniems jis trukdo dirbti, kitus pažadina iš miego ir visais atvejais yra nemalonus ir kankinantis. Kosulys yra dažniausiai pasitaikantis kvėpavimo ligų simptomas. Tai normalus organizmo apsauginis mechanizmas, padedantis išvalyti kvėpavimo takus nuo įvairaus sekreto, svetimkūnių ar dirginančių medžiagų. Japonų firmos Omron inhaliatoriai yra puikia alternatyva kvėpavimui virš puodų. Inhaliuojama medžiaga praktiškai nesirezervuoja į kraują, todėl nesukelia tokio pašalinio poveikio, kuris galimas vartojant tabletės arba injekcijas. Tai vienintelė priemonė, išskaidanti vaistinės medžiagas į smulkiasias daleles, kurios lengvai pasiekia viršutinius kvėpavimo takus, apatinius, netgi alveolės. Ypač tinka vaikams, senyviems žmonėms, sunkiems ligonėms. Omron inhaliatoriai išsiskiria savo kokybę, ilgaamžiškumu ir patikimumu. Japonų firmos inhaliatoriai ypač patogus naudoti. Šie inhaliatoriai gamina aerozolį, kurio dalelių dydis mažesnis už 5 mikronus. Primename, kad žmogaus akis gali įžiūrėti tik 10 mikronų. Todėl vaistai prasiskverbia giliai į bronchus, pasiekia alveoles ir nusėda jų gleivinėje. Omron inhaliatoriams tinka visi standartiniai tirpalai, naudojami inhaliacijoms. Įsigiję tokį inhaliatorių jūs iš karto gausite ir aukštos kokybės purkštuvo komplektą su įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvais, kurie neleis inhaliuojamam vaistui patekti į aplinką. O tai ypač svarbu naudojant brangius vaistus. Yra net kelių rūšių Omron inhaliatoriai – CompAir C28 ir CompAir Elite C30. Jie itin kompaktiški ir patrauklaus dizaino. Tinklelinis Omron inhaliatorius MicroAir yra itin mažas, telpa į kišenę ar rankinę, todėl yra nepakeičiamas kelionėje. Inhaliatorių reikia turėti savo namuose žmonėms, kurių vaikai dažnai serga kvėpavimo takų lygomis ir jeigu reikia dažnai lankytis ligoninėse. Taipogi suaugusiems žmonėms, kurie serga lėtinėmis kvėpavimo takų lygomis, tokiomis kaip bronchitas, bronchinė astma, laringitas. Na ir pagaliau, jeigu jūs peršalote, kankina kosulys, peršti gerklę, inhaliacinė terapija vienas iš geriausių pasirinkimų būdų gydant šias ligas.